Labadiena. Šiandien ilgas ir nemažai klausimų užduodantis mamos Ingridos laiškas. Labadiena. Jau gerą mėnesį turim vieną bėdą šeimoje. Mokykla. Ieškodami problemos sprendimo būdų atradau Austėjos blogą. Skaičiau ir nusprendžiau parašyti. Paklaus. Reikalingas nešališkas žmogus. Turiu sūnų ir dukrą. Mergytė dar ogytė, mažytė, o sūnus jau pirmokas. Lankėmės prieš tai darželį, viskas buvo gerai, o nuo pirmųjų šio rugsėjo dienų prasidėjo perversmas. Viskas tapo juoda. Po pirmų 2 dienų sulaukė mokytojos kvietimo ateiti pasikalbėti. Klausiu vaiko, kas nutiko. Sakau, gal langą mokyklos netyčia išdaužiai. Vaikas sako, kad ne. Gerai, einam į mokyklą. Pasitiko mokytoja ir paaiškino, kodėl mes čia. Vaikas laksto per pertrauką. Pakalbėkite su juo, nes negalime. Paprašė mokytoja išsimti lietuvių kalbos vadovėlį, o maniškis jai paaiškino, kad jam matematika labiau patinka. Pakalbėkit. Gerai, pasikalbėsim. Per muzikos pamoką apsiverkė. Pakalbėkit su vaiku. Gerai, sakau, pakalbėsim. Paskui jis man paaiškino, kad jį persodino mokytoja ir jam tas nepatiko. Pamanė, kad jį baudžia. Žodžiu susakė, kas nepatinka. Mokytoja vėl. Pasikalbėkit. Pasikalbėjom, rodos išsiaiškinom, bet nieko panašaus. Kasdien buvo išsakomi mokytojas pastebėjimai, kad jis lakstė, kad sukinėjosi, kad nenorėjo šokti, kad apsiverkė ir panašiai. Dar po savaitės mokytoja jį paliko po pamokų už blogą elgesį. Mums su vyru mokykla tapo baubu. Stresas kasdien, nes anksčiau tokių dalykų nebuvo. Aišku, anksčiau ir į mokyklą nėjo. Kalbėjom su vaiku kasdien, kodėl, kas ir kaip. Praėjo mėnuo ir prasidėjo dar blogesni dalykai. Prasidėjo patyčios. Skambina mokytoja ir sako, kad jūsų vaikas nevaldomas, jis įspyrė vaikai. Klausiu, kas ten buvo konkrečiai. Mokytoja aiškina, kad viskas vyko per pertrauką, jos nebuvo ir ji nematė. Galų gale pareina mano vaikas ir sako, kad to berniuko mama, kuriam jis įspyrė, su juo kalbėjosi. Ir jis labai išsigando, prisipažino, kad pirmas pradėjo ir spyrė šiaip savo, nors man paaiškino, kad berniukas iš jo tyčiojosi ir jis tokiu būdu gynėsi. Aišku, netinkamas būdas spręsti problemą, tiesiog to anksčiau nebuvom aptarę, kaip reikia elgtis, ką tokiu atveju sakyti ir daryti. Berniuko mama ir mane kalbino, piktinosi, kad mano vaikas spardosi, kad jis reikalauja klasėje daug dėmesio iš mokytojos, kad tada to dėmesio mažiau gauna kiti vaikai ir jie dėl to nukenčia. Pasakė, kad rinks parašus, jog mano vaiką iškeltų į kitą klasę. Kaip reagavo mūsų šeima? Pirmiausia, aišku, šokas, paskui barėm sūnų, paskui neviltis, vėliau ieškojau kaltų, kreipėmės pagalbos, pradėjau ginti sūnų. Būna abejoju, ar aš gerai darau, mąstau, ar esu tinkama auginti savo vaikus. Štai rašau jums, o kas toliau? Nebežinau. Visada mokiau savo vaiką, kad reikia sakyti, ką manai, pasakoti, ką jauti, kalbėti, draugauti. Žinau, kad jis yra, kaip aš sakau, greitas. Jam nusėdėti vienoje vietoje misija neįmanoma. Kaip pastebėjo psichologija, jis impulsyvus. Bet ir aš tokia. Problema tampa lakstimas per pertrauką. Sutarėm su mokytoja, kad jei labai jau laksto, lai pavadina į klasę, duoda kokią užduotį. Paskui pradėjau pati duoti mokyklą, nusineš kokią knygelę, paspalvot, kokį konstruktorių surinkti. Žodžiu, ir po mėnesio situacija tokia pat, kaip mokytoja sako, smagu, jog su manim bendradarbiaujate, nes kiti teigia, kad namie vaikas geras. Bet iš tikro mano vaikas namie geras. Aš pasiklydau savo mintise, jaučiu, kad rašau padrikas mintis, šokinėju, bet rašysiu toliau. Psichologija man davė suprast, kad mokytoja per daug savo nesėkmės užkrauna mums, nes mokykloje aš nedalyvauju. Nesakau, kad mokytoja viena turi su viskuo susitvarkyti ir namie viskas gerai, bet tas nuolatinis priekaištavimas mane ima varginti. Nejau būna blogų vaikų. Negirdėjau nieko gero apie sūnų ir man susidarė toks vaizdas, kad mokytoja norėtų kareivių, kurie atėjo, atsisėdo, padarė viską, ką pasakė mokytoja ir viskas. Beje, su mokslais pas mus viskas gerai, mokytojos ir pagirimų randame sąsiuvinesne ir pirmieji žinių patikrinimai jau buvo įvertinimai puikus. Bet va nuo spalio vertinimas jau ir elgesys pasiekimų knygelėje. Rimtas, liūdnas ir linksmas veidukai. Tai pas mus tik rimti ir liūdni veidukai. Nejau mano vaikas toks blogas, nieko nebesuprantu. Išsiaiškiname su vaiku, kaip reikėtų elgtis, kai jį pravardžiuoja, šaiposi ar panašiai. Beje, skaičiau ir jūsų blogį apie tai. Ir psichologija mums paaiškino būtent taip pat. Tikiuosi, jis suprato, stengsimės, kad nebesikartotų muštynės. Žodžiu, kalbame kasdien, koks elgesys yra tinkamas, o koks ne. Aiškinam ir pasakojam pavyzdžius, net pasakas. Atrodo, stengiamės, bet gal tikrai kažko nepadarau ir nematau. Iš kitos pusės pasižiūrėjus, nėra gerai, kad ne tik mokytoja, bet ir tėveliai kitų vaikų mato problemą.
Tik man baisu, kad tokiais būdais bandome spręsti problemą, išmeskim iš klasės ir taškas. Kaip žiauru, kai pagalvoju, o gal aš nieko nesuprantu ir tos mamos priekaištas, kad tėveliai mano, jog per mano sūnų jų vaikai negauna pakankamai dėmesio iš mokytojos. Na, mačiau ir nieko nesumačiau. O ką man daryti? Kaip aš galiu įsikišti tą procesą, kai mokykloje nebūnu? Ką man daryti? Kalbėjau apie tai su mokytoja, sako, iš tėvelių nieko tokio dar negirdėjau, sako, nematau čia didelės bėdos, sako, ne vienas jūsų vaikas toks, tada reiktų pusę vaikų perkelti į kitas klases. Žodžiu, parašiau, ką jaučiu. Nenoriu tikėti, kad išauginau monstrą. Nesu ideali mama, bet matyt kažko nepadariau. Stengiuos, bet kasdieninė baimė mane menkina. Tiesiog noriu protingo atsakymo, tiesaus be užuomenų. Jei rastumėt laiko, mielai lauksiu atsakymo. Miela Ingrida, iš tiesų labai liūdnas laiškas. Ir pirmas klausimas, kuris man kilo jį perskaičius, tai, na, kaip taip atsitiko, kad darželyje viskas buvo gerai. Vis viena į mokyklą Lietuvoje vaikai išeina 7 ir jeigu jūsų sūnus lankė darželį ir iki mokyklinėje ugdymo įstaigoje buvo viskas gerai, tai, na, nemanyčiau, kad kalta esate jūs, ar jūsų šeima, ar, na, galų gale vaikas. Apskritai kaltų ieškojimas nėra teisingas problemos sprendimas. Na ir kas, kad mes pirštu besime į žmogų ir pasakykime, va, jis kaltas. Esmė yra problemos sprendimas. Mes turime spręsti tą problemą, o ne tiesiog pirštu besti į kaltai. Jeigu darželio pedagogai neturėjo problemų, neturėjo didelių iššūkių, jeigu jums namuose viskas gerai, tai vis dėlto lūžio taško ir pokyčio priežasties aš ieškočiau mokykloje. Ir žinoma, tas teikia didelės vilties dėl to, kad, na, jeigu to nebuvo anksčiau, tai vadinasi, tikrai galima padaryti, kad to nebebūtų ir vėl. Jūs minite, kad jūsų sūnus laksto per pertraukas. Tai yra visiškai normalu 6, 7, 8 metų vaikui. Galų gale net ir mes suaugę norime pajudėti. Taip mes nebebėgiojame, kai pakilame nuo stalo, bet mums reikia išsitiesti, mums reikia pasirąžyti, mums reikia pasivaikščioti. Kaip valdyti vaikų lakstymą? Paprastai tam yra siūlomos inkarinės veiklos. Kas yra inkarinė veikla? Na, tai tiesiog, kad vaikas yra užimtas. Mokytoja nuolat turi pasiruošusi, tarkim, knygų ar kažkokių kitokių veiklelių, kurios galėtų vaiką sudominti. Jeigu vaikai turi veiklos, jie tada nelaksto it nuo grandinės nutrūkę, nes apskritai veiklos vaikams yra įdomiau negu šiaip betikslis lakstymas. Jūs minite taip pat, kad jūsų vaikas buvo paliktas po pamokų už elgesį. Tai tikrai labai siūlyčiau pasikalbėti su pedagogais dėl to, kad likimas po pamokų jau yra įrodyta, kad yra labai mažai veiksminga priemonė. Su vaiku reikia kalbėti, su vaiku reikia diskutuoti ir reikia kalbėti tada, kai yra netinkamas elgesys, o ne tai, kad, na, vaikas netinkamai pasielgė ir jį paliko. Nes tokiu atveju dažnai yra net pastebėta, kad vaikai net nesupranta, kodėl juos paliko, o kai ateina laikas, ypač pradinėse klasėse, jie net nebeprisimena, kodėl juos paliko po pamokų. Minėjote, kad per pertrauką vaikas įspyrė, ar ne? Šiaip kalbant apie pertrauką, pertrauka yra labai jautrus metas, nes pertrauka yra perėjimas. Moksliniai tyrimai rodo, kad daugiausiai nelaimingų atsitikimų ir daugiausiai, na, muštynių, patyčių ir visų kitų netinkamo elgesio apraiškų įvyksta būtent per perėjimus. Pertrauka yra vienas iš perėjimų. Jūs minite, kad mokytojos net nebuvo šalia ir jį jums tą pasakė. Tai, na, manau, kad apskritai ne tik jūs, bet visi tėvai turėtų kalbėti apie tai, kad vaikai ir ypač pradinių klasių mokiniai neturi būti paliekami vieni per pertraukas, nes, kaip jau ir minėjau anksčiau, tai yra perėjimai, kada ypatingai reikia vaikų stebėjimo ir ypatingai reikia suaugusiojo, kuris galėtų padėti jiems mokytis teisingai elgtis. Taigi šiuo atveju sulaukus tokio teiginio iš mokytojos, kad, na, pertrauka, aš nebūnu per pertraukas, reikėtų pasakyti, kad, na, vis dėlto, jeigu jūs dar to nežinote, tai yra ypatingai jautrus periodai
visi perėjimai, kada vaikams ypatingai reikia suaugusio žmogaus buvimo, kalbant apie jų socialinę ir emocinę raidą. Jūs minite, kad mama jums sakė, kad rinks parašus, kad perkeltų jūsų vaiką į kitą klasę. Tai turbūt vienas iš liūdniausių dalykų, ką jūs parašėte, nes mes jau 20 metų kalbame apie tai, kad mokykla turi būti bendruomenė, kad visiems turi būti svarbu, bet patikėkite, ne jūs pirmoji. Aš vien šiemet esu gavusi 2 ar 3 laiškus iš tėvų, kur netgi surinko visos grupės ar visos klasės tėvų parašus, kad vaikas būtų išmestas. Aš manau, kad čia mes turime kalbėti apie tautinį mentalitetą ir apie bendruomenę, nes, tarkim, kai man teko viešėti Skandinavijoje, tai ir paminėjau tokius atvejus, tai jiem buvo labai sunkiai suprantama, kad, kiti tėvai, kiti bendruomenės nariai gali imtis tokių žingsnių, nes, tai rodo netoleranciją, tai rodo nenorą bendradarbiauti, nes mes niekada nežinome. Tai, kažkam atsitikus ir mūsų šeima gali atsidurti tokioje padėtyje ir jeigu bendruomenė nusistato prieš mus, o ne bendradarbiauja ir padeda įveikti sunkumus, tai apie kokią bendruomenę mes galime kalbėti. Žinoma, tokiu atveju, kai prasideda kitų tėvų nerimas ir jūs esate visiškai teisi, neturėtų tai būti, kad vaikas trukdo klasės darbui, ar ne? Pavyzdžiui, aš visada rekomenduoju kreiptis į pedagoginę psichologinę tarnybą. Dėl to, kad ir koks patyręs yra mokytojas ir kad ir kaip savo vaiką pažįsta tėvai, vis dėlto specialistai iš šono geriausiai gali nuspręsti, ar ir jeigu